Добрый вечер, labas vakaras. Good evening. Sveiki. Sveiki. Gerai, atrodot. Ačiū, kaip visą laiką pasitempęs ir grakštus. Kaip sekasi? Labai gerai sekasi, sėkmė manęs neapleidžia jau 10 metų. Esu, kaip sakoma, sėkmės pabučiuotas. 16. Į kaktą pabučiavo. Į kaklą? Į kaktą. Į kaktą, dėl to rašau gerus tekstus, gerą muziką, 16 platininių albumų per 10 metų, įsivaizduoju. Oho, na, to negirdėjom apie jūs iš tikrųjų. O ką čia veikiate, Lietuvoje? Čia aš atvažiavau savo koncertiniu turu. Su traukiniu? Su traukiniu, taip, aš turiu savo turų traukinį specialų. Ir dabar važiavau, buvau Estijoje, po to buvau Latvijoje, dabar Lietuva. Toliau. O tai kur iš čia važiavot? Pro Piterį ar pro Helsinkį? Ne, iš Helsinkio į Estiją, Latviją, Lietuva. O tai nuo kur pradėjot? Pradėjau nuo Švedijos. Aha, tai dabar Švedijoje esat, ar ne? Sakot, kad muzika kažkokia tai atvežė. Taip, techno, minimal techno. Techno arba Detroit techno. Gal galim bus vėliau paklausyti, aš girdėjau, kad ir Berlin techno jūs mėgstate ten. Mėgstu, aš iš esu geriausias techno didžėjus dabar pasaulyje. Supratau. Aš DJ Tiesto. Na, nelabai techno gal. Kad jūs galite daug galimybės praktiškai gal net. Taip, galiu išstumti 300 ant krūtinės. Na, manau, kad ir daugiau galite, jeigu norite. Taip, galiu 3-5. O ko konkrečiai atvažiavote čia? Čia aš atvažiavau pristatyti savo koncertinį turą, naują albumą. Taip. Ir taip pat atvežiau savo parodą. Nes aš dar užsiemu tapybą. Laisvalaikiu. O atsakykite, aš noriu paklausti, ką jūs laikote savo gyvenime vienais iš didžiausių mokytojų, pavyzdžiui? Krokodilo Geną. Kodėl? Todėl, kad jisai yra išmintingas. Čia mokyti jas tame pavydale, ar jau po to tą pavydalą pagavo? Jisai reinkarnuojasi, nes yra Dalai Lama. Supratau, na, iš tikrųjų, įdomu. Čia gerbėjai turi klausimų. Taip, gerbėjai, prašau, klauskit. Kokias? Kokias mėgstate žolytės? Mėgstu aš įvairias žolytės, labiausiai rozmariną. O kaip jūsų su mandragora reikalai? Su mandragora? Nuverkia mandragoros. Klykia, raudot mandragoros. O toliau jau ten subtilesni dalykai. Subtilus, jo. Koks buvo klausimas jūsų apie? Kaip tėveliai gyvena? Gerai. Esu išnuomavęs jiems geriausią prieglaudą USA. Los Andžele. Palmės auga, vandenynas. O ką jie veikia? Jie laisvalaikiu žaidžia šachmatais. Supratau, gal dar turim klausimą? Iš savo tėvų paveldėjau protą, stotą ir kuklumą. Atsigerkite vandens. Taip, nes aš su žuviukas Nemo. Na, gal labai savęs nenuvertinkite. Kas jūsų yra gyvenime didžiausias priešas? Mano didžiausias priešas yra troškulys. Nes aš esu mineralinis vanduo. O pas jūs pliusas ar minusas? Pas mane? Kraujo grupė? Ne, pliusas ar minusas? Pliusas ar minusas? Aš esu elektronikas, todėl pas mane pliusas ir minusas. Aš robotas. Klausykite. Sakykite, jūs neužkerėtas kažko? Aš užkerėtas, aš hobitas. O galiu paklausti, kur jūsų draugas Ryžikas? Ryžikas? Draugas Ryžikas. Arba kaip jūs sako Ginger. Ginger, draugas. Ginger friend. Jūs nešokit robodenco. Ginger and Fred. Kas? Tai aš su Fred, o jinai yra Ginger. Ne, prisėskit jūs. Ginger Fred. Verslo, kur jūsų... Ar sportuojat dar? Taip, operacija... Ginger Friend. Tai aš esu Kirilas Gušaevas, o čia yra mano Ginger Friend. Taip, yra du Ginger Friend. Prisėskite. Kodėl jūs mane sodinat? Nes jūsų keliavimo agregatas kampe stovi. Viskas gerai. Sakykite, kaip sakot? Aš? Ar gydėt akis lazeriu? Gydžiau akis lazeriu, jo. Nes aš buvau aklas žiniuonis. Ne, aš esu Šiaurės Korėjos pilietis ir mane pagydė labdaros daktaras. Sakykite, kaip jūs jaučiatės dabar, kai visai neseniai į amžinatilsį, taip sakant, į mirusiųjų šalį iškeliavo vienas iš jūsų mokytojų?
Vienas iš mano mokytojų neseniai iškeliavo, tai David Bowie. Tai aš esu Iggy Popas. Sakykit, ar dar sportuojat ir kultivuojat tą keistą sporto šaką? Armliftingą. Aš Sergejus Badiukas. Taip. Keistas sporto šaka. O kur Kerlingas. Kerlingas. Aš esu suomis. Aš esu tiesiog paprastas suomis. Raiko. Suomis Raiko toks O kur personažas. jūs palikot savo lasdelę? Savo lasdelę? Taip, pala. Taip, savo lasdelę. Lasdelę, taip. Savo... Taip, tai reiškia, aš Jūs gyčiausi... prisėskit, nu ko jūs pirminat gal? Nu kaip per sporto varžybas, prisėskit. Taip, pala, aš gydžiu akis lazeriu. Tiesiog, Aš nemoku, negaliu vaikščioti. kur jūsų lasdelė? Ir man nebereikia lasdelės, nes mano judėjimo agregatas stovi kampe. Taip, tai aš esu vežimėlėje sėdintis. Jūs dabar negimdykite, mes dar turim klausimų iš jūsų gerbėjų. Taip, klausimas, prašau. Jeigu dabar mes jau toliai dangos pagautumėt. Taip, nes aš šiek noris. Dar klausimai, taip, prašau, taip, jūs. Kuo jūs? Kuo mane žavi diedai? WTF, kas čia buvo? Kuo jūs žavi azijietės? Kuo mane žavi azijietės? Atsakykit, greitai, atsakykit. Jos mane žavi savo juodais plaukais. Gerai, ačiū, taip, klausimas, taip, prašau. Ar pelėda gyva? Pelėda ar gyva? Taip, gyva. Koks sakė randa kažką tai? Koks mano įsimintiniausias randas? Va čia per visą veidą. Ne, jūs ne Scarface'as. Taip, dar klausimų. Kiek klasių baigiai? 3. Gerai, dar klausimų. Abudu klausimai buvo. Taip, mergina pirma, prašau, klausimų. Kodėl neskraidautų važiuoti traukiniais? Ir kur paliko tą mašiną, kur skraido ir užstringa medyje? Nežino, taip, jūsų klausimas. Ką klausėt? Iš kokio perono išvažiuoja traukinys į Lietuvą? Tai palaukit, tai palaukit. Ten buvo... Traukinukas. Kokiam perone važiuoja? Aš esu iš multiko apie traukinukus. Ne. Trumpas klausimas. Jūs matėte tą filmą? Kokį? 6 dalių atrodo, ar kiek ten tų dalių yra? Jūs per visą tą... Rokį? Terminatorius. Ar jūs dažnai kalbat poterius? Poterius? Aš su Harry Potteriu.